laukia. Kiek čia tų valandų yra? 8. Tai aš čia kautinu ir važiuoju su autobusu į kuo toliau iš miesto. Ir bandysim šiandien, manau, Vokietiją pasiekti. Realistiškai. Bent pro Čekiją varau, tada patį Čekijos galą kažkur. Gavom bilietuką. Dabar bėgam į autobusą ir važiuojam. Kažką nuskinau. Priėjau prie gatvės, šitas kelias veda iki greitkelio. Tai manau, pasidarysiu ženklą ir gal bandysiu tokio gyvenamojų zonai gal gaudyti. Nu, turi potencialą šitą vietą. Čia netolimas miestas, nu, už valandos su trupučiu. O mano vietikė, čia autobusų stotelė, čia išsukimas toks. Tai bandysim čia gaudyti, manau, nu nemanau, kad greit pavyks, bet manau, kad pavyks. Nebloga vietikė. Pirmas pavažiavimas pavyko, pavežė kokį 2-3 km, dabar esu autostradai, bet biškai čia labai tuščia. Nu bet nieko, gal kažkas atvažiuos, gal kažkas paims. Tai einu išleist paskutinius savo vengriškus pinigėlius ir tada einu šnekėti su žmonėm ir prašyti, kad pavežtų. Dabar aš beveik kaip benamis stoviu prie įėjimo, klausinėju žmonių, ar važiuoja šitą miestą. Ir po kol kas jis sako, kad nevažiuoja arba pilna mašina. Kiti galvoja, kad aš benamis, tai tiesiog iškart nueina, nieko nesako. Liūdna. Žinokit, hebras čia rimtai įstrigęs. Jau kokį 2 minučių čia esu. Užtat kažkas šitą nupirko. Šitie žmonės, kurie man šitą nupirko, jie važiuoja ten, kur man reikia. Buvo pas juos mašinų vietos, bet manęs nepaėmė kažkodėl. Gal bijojo. Nu, bet užtat nupirko šokoladuką. Tai va, po kol kas toks update'as. Einu prie tų žmonių visų vaikšto, bet niekas nieko. Nepatikėsit, hebra. Šitą mašiną į Austriją važiuoja ir mane paėmė Austras. Sakė, priims, paklausė, ar neturiu peilių. Sakau, ne, tai važiuojam. Ačiū Dievui, pagaliau po 100 metų. Šiaip ne taip pavyko. Nu, kas žino, kur Mozartas gimė? Pakelkit ranką. Aš žinau. Austrijoje. Strasburge, ar kaip čia? Strasburgas, jo. Tai va, pažiūrėkit, kaip Mozartas gyveno. Nuvažiavau jau šiandien 500 km ar kažką tokio. Tai gerai, čia šiandien dėjom. Dar varysim iki Vokietijos. Bet biškai apvaikštą miestą pasižiūrėt, kas čia gražaus. O šiaip atrodo jau crazy čia. Tai va, ačiū Andrėjui, ar kaip ten, neatsimenu tiksliai vardą. To dėdės, kuris mane paėmė, atvežė į tikrai gražią vietą. Čia vienas iš brangiausių miestų Austrijoje. Tai čia nieko tikrai nepirksim be šansų. Varysim iki Vokietijos apsišopit. Bet čia ir tai nieks nedirba, nes sekmadienis. Sekmadienį nedarbo dienelė. Mozart Geburtshaus. Čia gimė tas muzikantas, jo garbiai pajungiam jo biškį muzikos. Dabar jo name yra Spar maisto prekių parduotuvė. Kai gerai. Toks didelis pastatas. O kur čia žmonės, sakai, eilėj laukia? Visi nori čia į Mozarto namus patekti. Šustrai. Aš bandau lipti tą kalną. Mačiau, kad čia kažkaip galim užsilipti. Užlipsiu kalną ir tada, manau, lėksim toliau. O, čia yra vandenuko prispilt. Dabar kai dėsim.
Mes pėdinam toliau aukštyn. Norit pamatyti, kur atėjau? Ta vaizdą. Norit pamatyti? Va jum, nemokamai. Gražus miestas. Man patinka vis tie kalnai tokie. Va ten va gyvent norėčiau, ten matos ant tų kalnų namai įsikūrė. Smagiai būtų. Va čia va Mozartas ir užauga. Būčiau aš čia užaugęs, būčiau ir aš gal muzikavęs. Bet nepasisekė, aš dabar video galiu filmuoti Mozartas, tai nemokėtų tokių video gerų daryti. Valgom pietukus, mano antra bandelės dešelė. Labai geros. Pavalgau bandelę, pasižiūriu tada internete, kur man reikia nuvaryti, kad pradėtų autostopint vėl. Ir bandysim važiuoti į Vokietiją. Būsim šiandien 3 šalyse pabuvę. Aš jau prie pat sienos esu, tai man reikia tik vieno pavežimo. Tai turėtų pavykti. Atėjom į ticket automatin. Dai bandom. 24 student card level price. Nežinau, čia. Prašau sumokėti pinigėlį. Valiau, nusipirkom. Atvarėm į savo vietikę. Ten ženkliukas München. Čia vals off. Viskas, greitkelio ženklas. Baits, čia sustoti, hebrai. Iš bėdos yra kur. Ir vaizdelis yra užskaitytas. Nu davai dabar kondicijos puikios beveik. Dabar tik reikia žiūrėti, ant kiek žmonės draugiški gali būti. Nes kiek girdėjau, tai nelabai tokie draugiški. Šitie austrai. Australai, austrai. Tas pats. Meldžiamės, kad paims dabar apie 6. Būtų gerai užgaudyti per pusvalanduką kokį ir iki kokių 9 pavažiuoti. Būtų. Davai. Darau ženklą. Bandom varyti. Vienas iš miestų nebetilpo, bet idėja gal supras, hebra. Help, 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 please, help. Liūdnas reikalas, hebra. Vai palaukit, mašinas atvažiuoja. Gerai, reikalas toks, kad po kol kas nieks nepaėmė, jau 7 beveik. Nu, čia ne valandą, čia koks 5 minutės. Jo, jau po biškį pradeda temst. Tai aš bijau, kad jeigu sutems gali būti šakės. Aš nenoriu čia pasilikti, kad ir kaip gražu čia būtų. Man rytoj tada kosmiškai daug reiktų važiuoti ir vėl nuo čia pradėti. Nu, kas čia nesąmonė yra, čia nieks nepaėmė. Nu, tikiuosi paseks per ateinant pusvalanduką būtų bom. Pavežė mane su Tesla autostoperis iki šito gas stationo. Bet jis mane nuvežė jis mane patraukė nuo greitkelio. Tai jis net nepatogiai mane pavežė, aš galvojau, kažkur sakė, patogiau pavešiu, aš tave aš čia irgi tipo hitchhikinu. Žinau, kur čia gerai bus. Ir čia daug levesnė vieta. Bet atradau ten, nu matau, ten. Yra gas stationas, degalinė, tai aš manau, galim bandyti degalinį eiti suprašyti žmonių. Meldžiuos, kad kažkas netyčia į Vokietiją važiuotų. Gerai, nieko nėra šitam gas statione. Pasirašiau Germany. Bandom gaudyti vokiečius. Gal viens pakris koks. Streso tai normaliai jau yra, nes jau valandų daug. Aš dar nepajudėjau iš čia. Internete nemelavo, kad Austrija tikrai sunki šalis. Čia daug vokiečių šiaip pravažiuoja, bet kažkaip nieks nestoja.
užtat vaizdas geras. Paėmė mane fainą moteriškę, atvežė iki geresnės vietos, ten įsukimas. O čia man realistiškai mato situacija, kad saulės liko 10 cm dar. Nu, kai saulė baigsis, aš nežinau, tai bus jau šakės, visi bijos mane paimti. Bet bandom toliau. Nepavyko. Pakeliai sutikau, atėjo kitas tranzuotojas. Sako, ten kitoj pusėje tipo gerą vietą yra. Sako, ten daug kas į Müncheną varo. Sakau, varau, aš tada ten. Sako, nu tai sėkmės, aš čia ėjau, sako, 10 minučių. Čia einu, gal 20, bet žiauriai greitai einu. Ir saulė, nu jau paskutiniai lašeliai. Jis man pasakė, kad degaliniai ten labai daug Müncheno žmonių. Tai einu pažiūrėt, jei ten nebus daug Müncheno žmonių, šakės bus, nežinau ką darysiu. Nežinau. Vsio, ten mūsų vieta, kalnas didelis, bandysim sėkmę. Reikia melstis dievam. Pasižiūrėkit už manęs. Jums atrodo, čia kaip daug mašinų. Aš nepasakyčiau. Eik su kaku. Šakės, visiškai šakės. Dabar gal vlogas vis prastėja kokybė, nes aš tiesiog dabar jau esu dideliam strese. Įsivaizduokit, kokia beviltis. Viena iš sunkiausių šalių Europoje yra Austrija. Ir jau tamsu. Jau tamsu. Kaip man atrasti kelionę, kai Austrija ir dar tamsu. Viena teta man norėjo padėti, klausė gal pavežti iki kitos vietos truputį, bet aš sakau, ne. Čia nebloga vieta, čia dar šita degalinė yra. Manau, eisiu naktį į vidų, gal kokį telefoniuką pasikrauti. Ir gal tiesiog iš vidaus ten prašysiu žmonių. Gal netyčia kažkas paims naktį. Ekstremaliai čia naktinis tranzavimas eina. Paėmė mane kažkokią Austriją. Net iš Austrijos yra tiesiog nepakeliui buvo. Tiesiog neturėjo ką veikti, sako, galiu ten vežti. Nesižiūrėjau ten, kaip straglinau gas station, pamiršau angliškai, aš nieko dabar. Tai va, minus 14 eurų už hostelį. Ir dabar einu pasižiūrėti kambarį. Ir gal galvoju, pasiimsiu autobusą tiesiai iš čia į Belgiją. Nes čia tokiais tempais, na ir rytoj neseks, tai šakės bus, nespėsiu į paskaitas. Tai va, manau, sujungsiu rytojų su šiandienos vlogu, nes šiandien vis tiek daug nepafilmavau. Tai va, tai iki ryto. Peace out. 7 ryto. Varom velniaut. Čia mėguoju. Ok, dabar 7:05. Aš einu į lauką. Surandam autobusą. Nuvažiuojam į miesto užkulisius. Ir tada rodom liuksus. Šiandien man reikia nuvažiuoti 800 km, kas yra visai daug. Bet aš turiu įtarimą, kad man reikia žiūrėti, kad nepaleistų random vietos visą laiką būti prie greitkelio. Manau, reiks žaisti su degaliniam. Ir turėtume, manau, pasiekti Belgiją. Neberandu išėjimo. Kas čia per kambarys? Rytinis Münchenas. Pas mane kuprinė yra 4 maži sausainukai. 4. Tiek. 4 sausainukai ir 2 buteliukai maži vandens. Nemanau, kad kažką dar pirksiu. Būsiu čia dar tik nevalgiau. Kažką sumąstysim pakeliu, jeigu jau išalgsim, tada ant vietos ir dėsim. Tai va, einu dabar iki metro. Dachau, Bahnhof über Leim. Im Abschnitt 4 eurai. 4 eurai už bilietą. Kas čia Münchene su viešuoju transportu? Jie juokauja. O, mano traukinys. Da, lipam. Tiesą pasakius, aš praleidau savo stotelę. Tai dabar turėjau į 3 km, bet pamatėm porą gražių vaizdų. Jo, bet jau toj būsiu prie įvažiavimo į greitkelį. Ir tada dėsim staigiai. Dabar, kai ateisiu vietą, bus kokios 8:05. Realistiškai manoma per 12 valandų man nuo Miunicho iki Gento nuvažiuoti. Nes Google'as rodo 8 valandas važiuoti greičiausiu keliu. Aš manau, su visais sustojimais, su laukimais.
užtruksim gal 12. Nu būtų fainai 9 jau būt Belgijai. Laikau čiūrus ir meldžiuos, kad viskas tvarkoj būtų. Ženklas padarytas. Vietikė tokia 7 iš 10. Nu gal net 8 iš 10, šiaip visai nebloga. Tai bandom. Prie mašinos palei šviesoforus atvažinėja, tai vienu metu belekiek atvažiuoja ir tada tuščia būna šiaip. Tai va. Paėmė mane su BMW E30, ką tik valandikė ir gal pavažiavam, biškai mažiau gal. Op. Tai va, ačiū jam. Draugiškas buvo, pašnekėjom irgi Čaikino savo laikais. Ten miestas, į kurį noriu nuvažiuoti. Nu, ne į miestą, bet tiesiog pravažiuoti. Tai dabar bandom gaudyti. Antras šiandienos pavežimas. Paėmė mane žmogus, klausė, koks savo hobis, sakau, ten man sportuot patinka. Sakau, koks savo, sako, su oro balionu skraidyti. Sako, 2 kartus į mėnesį varo bent paskraidyti su oro balionu. Pirmą kartą girdžiu, kad čia kažkieno hobis, ką darytų, ne vieną kartą gyvenime pastoviai. Prikolas. Parvažiuoja mašinos. Davai, iš pirmo karto. Žiūrim, ar pavyks. Nepavyko. Aš dabar tokioj vietoj esu laukuose. Nelabai daug mašinų čia važiuoja. Nu, bet gal užtaikysim kokią. Ten namukas koks. Pats vienas lauke tokia. Gražiai. Jo, čia yra nusukimas į dešinį greitkelį, tai gal užtaikysim netyčia. Ką tik autobuso vairuotojas autostopu pavežė. Nu, jis čia nelabai suprato mano temos, kad aš čia autostopu varau. Jis sako, aš tave ten, tą miestą galiu nuvežti, sako, ten traukinys tiesiai, kur tau reik. Sakau, no. Tai biškį pavežė iki kitos vietos. Bandysim čia gaudyti mašiniukus, gal kažkurioj degaliniai. Nu, nežinau, dabar pasižiūrėsiu situaciją. Bet vau, paėmė su autobusu, sustojo ten vidury kelio. Čia irgi stotelį stojo, dar pašnekėjo 5 minutės kokias. Įdomus dėdukas, bet liuks, laiką deda. Assalamu alaikum! Dabar čia reik mąstyti, kur čia darysim. Esam prie Leonberg miesto. Labai gerai čia mane pavežė. Tik čia sustojimas, nežinau, ant kiek gerai bus. Dabar čia prisėsiu. Oba! Gerai, dabar einam į googlemaps.lt. Čia įvažiavimas į greitkelį, čia kas į dešinę suką. O aš pasiėmiau popieriukų. Buvau jų belekiek pasiėmęs, dabar liko 2. Tai dabar bandau vieną popieriuką Liuksemburg. Liuksemburgą, dar nauja šalis aplankyta man bus. Būtų 3 naujas šalis per vieną kelionę, wow. Ir tada Liuksemburg, Gent ir tada jau namučiai. Einu užsirašyti tekstą ir varom. Nelabai čia suka mašinas iš šitą pusę. Visi važiuoja kitur, nes čia tas įsukimas toks nepopuliarus. Bet vis tiek, tikiu, kad pakris. Šiandien gera nuotaika, good vibes. Po vakar to mano išgelbėjimo, tai aš tikiu, kad viskas įmanoma. Šitie tai niekad nepaima, tai aš net nebandau jų stabdyti, gal važiuoja savais keliais. Nes jie legali paimti, nes pas jų taip kontraktą parašyta. Jau, pastrigęs aš toj vietoj. Nieks į Liuksemburgą nevažiuoja. Ir dar noriu pasakyti, turėjau šitą pakelį, čia buvo 4 sausainiai. Tai čia šiandieną, ką visą dieną valgiau, dabar jau po pirmos yra. Tai paskutinį sausainį davai suvalgom kartu. Tikiuosi atvešiu kitą mašiną, kokį McDonald'ą, nes išbadėsiu kitaip. Čia iš Rumunijos. Pasidaviau ant tos vietos, ten šakės yra. Good game tenais. Va, greitkelio ženklas. Eisiu palei greitkelį, nes mačiau, ten yra kažkoks camping vieta. Nu, ne camping, tiesiog parkavimosi spotukas. Tai bandysim iki ten nueiti keli, gal policija nepamatys. Ai, pamatys, gal nuvešiu iki geresnės vietos.
Matau, kad ten bus bedų biškį praeit. Bet šiaip ne taip praeis. Galvojau, kad čia parkingas, o pasirodo, kad nelabai. Reiks eit ant greitkelio stovėt. Nu jamba, kai nesiseka iki dabar taip liuksėjęs. Biškį levesniai vietai numetė mane ir šakės. Bet ten, man rodos, kai darysim bus nebloga rampa į greitkelį. Tai kad čia labai greit mašinas važiuoja, kai greit mašinas važiuoja, nenori sustot. Žiūrėsim. Čia įstaisysim stovyklavietę po tiltu. Čia mašinas negali šitą kelią pusę važiuoti. Tai man tas gerai. Čia gal paės kažką užgaudyt. Tai kad čia labai mažai mašinų važiuoja, nes čia tiesiog išvažiuoji čia greitkelis, o čia šonit išvažiuoji ir nėra kur daugiau sukti, kad gal įvažiuoti. Tai aš nesprantu, kas čia iš vis važiuoja. Nu bet tokiai, pasidedam ženklą. O, čia visai jaukiai. Pasidedam ženklą ir bandom. Čilinu po tiltu, išbadėjęs, išalkęs, nepavalgęs. Mašinas čia nevažiuoja beveik. Subinė. Jau valandų. Jau yra po 2:10. Eik, aš galvoju, kad dar 2 nėra. Jau po 2:10 aš nežinau, ką daryti. Nes man iki Gento, jeigu tiesiai taikiniu varau, yra 6,5 valandos nu čia. Ar 7. Tai... Jo. Nes aš nenoriu, kad sutemtų. Kaip būtų gerai kažkas degalinės pavežtų ir tada galėčiau jau eiti bomžauti prie žmonių prašyti, kad pavežtų. Čia dabar prisižaidėm. Aš jau visiškai einu iš proto. Aš nebegaliu, aš jau yra 2:30. Aš nežinau, kaip man reiks iki to Gento važiuoti. Pabandom ant stand. Pala, reikia į tą pusę. Bliamba visas monetas. Ką, kiek čia tų valandų? Po 3:13. Atėjau pavalgyt. Gal kažkas galvoja, kaip tu, Pauliau, iš to greitkelio pasitraukiai? Pasitraukiu taip, kad policija mane paėmė ir atvežė čia. Tai pridedam į pinigus 15 eurų, nes šitas 5 eurus kainavo. Bauda 10, kad greitkelį buvau. Tai va, draugiški pareigūnai buvo, ten paprikolino, sako, piniginę man reiktų patikrint. Pažiūrėjo piniginę, žiūri, 0 eurų kupiūrą turiu. Sako, nu jo, tai čia varai. Tai sako, nelipk ant greitkelio. Mane ten praieškojo, ant policijos mašinas pasidėjau rankas ir ten visą praieškojo, juokingai buvo. Tokią dėlą. Dabar pavalgau ir bandau išlysti greitkelį, bet jau nebebūnant ant greitkelio. Bet čia biškį lieva vieta. Taip, reiks pasižiūrėti, pasistrateguoti. Bet nu gal geriau nei ten, kur buvau prieš tai. Tai ką, skanaus ir lekam. Čia tie policininkai man pridirbo. Atėjau čia, šitą vietą reikėtų vertinti 1,8 iš 10. Dabar yra po 5-10. Paėmė mane žmogus, biškį išėjo į polikliniką, ten kažką jam reikia pasiimti papiriuką. Nevarosi ten, kur man reikia labai. Tai pasiūlė jis man pasilikti pas jį šiąnakt miegot, tai dabar galvoju ar pasilikti ar ne. Ir tada dar pasiūlė nupirkti man bilietą į Gentą. 5 eurus kainuoja, aš sakau, nereikia. Būtų iš tikro gerai. Tai aš galvoju, gal pasiims jo numeriuką, bandysiu toliau autostopinti, bet jei nepaeis, gal sugrįšiu pas jį. Tokią temą. Dėl to, kai policija mane paėmė, po to aš ten toj vietoj gal valandą laukiau, 1,5 valandą. Ir dabar net aš važiavau čia tik 10 km į šoną ir tai net nėra pakeliui normaliai. Sunku, labai sunku man. Ir valgyt noriu, nu net nenoriu valgyt, aš tiesiog išsekęs emociškai. Back in a moment, I will change. Okay. Moira, this is a $50 gift from heaven. Nu, labas vakaras, įvyko daug dalykų. Mane paėmė autostopą vienas bičiukas. Nors ne, papasakosiu vėliau, dabar biškį kalės alaus. Bet man užsakė autobusą link Belgijos. Bičias, kuris mane paėmė, jis mane pamaitino. Pas jį namie pabuvom, pašnekėjom labai linksmai. Tai linksmai pasibuvau, tai rytoj 3 dienos kažkur būsiu jau savo mieste. Taip ir baigsis mano autostopo kelionė. Labas rytas, suraitytas. Aš dabar oro uoste esu, Cologne oro uoste.
sėdžiu, laukiu autobus. Tai va vakar baigęs viskas to, kad policija mane nuvežė į blogą vietą. Toj blogoj vietoj mane paėmė žmogelis, kuris man pasiūlė nupirkti autobuso bilietą iki Gento. Arba pasilik pas jį namie ir tipo ryt vėl autostopu varyti. Bet aš supratau, kad autostopu čia nebeturiu aš laiko rizikuoti, tai priėmiau jo pasiūlymą važiuoti su autobusu. Tai sumokėjau už mane 5 eurus einas, bet jam, sako, visiškai negaila, sako, tipo, sakau, tipo, nereikia, sako, nu aš to nupirksiu, tipo, nejuokauk. Tada sakau, gerai. Paskui davarėjau apsišopint, man biškai dabar maisto kelioniai. Tai irgi sumokėjau už mane ten kažkiek, dar vakarienę pavalgėm kartu, burgerį sukirtom, tai va, dabar esu oro uoste ir einu mieguoti. Ačiū, kas žiūrėjot. Šitą video kelionę buvo tikrai daug nuotykių. Šitas galas tai labai nesėkmingas šiaip buvo. Gaila, kad nepavyko parautostopinti iki pat galo. Daugiau neturiu ko pasakyti. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitos kelionės arba kažkokio kito video. Peace out.